pastaruoju metu žmonės rinkdamiesi mūro gaminius, iš kurio bus statomas jų namas, labai daug dėmesio skiria blokelių šiluminiam savybėm. Bet aš rekomenduočiau, tiesą pasakius, atkreipti didesnį dėmesį į pačių blokelių ilgaamžiškumą, jų stiprumą, garso izoliacinės savybės. Ir atliktas tyrimas rodo, kad iš tikrųjų silikatiniai blokai, siliblokas yra vienas optimaliausių mūro gaminių pasirinkimų statybos rinkoje. Pagrindinis skirtumas tai turbūt yra visiškai akivaizdus, tai yra blokeliai yra kur kas didesnių matmenų negu plytos ir šiaip palyginimui galima būtų pasakyti, kad blokeliai yra 5-6 kartus didesni už plytas. Tai jau vien tai sako, kad jeigu mes paklosim į mūro sieną vieną bloką, tai galima skaityti, kad toje vietoje jau yra padėtos 5-6 plytos. Tai tokiu atveju yra sutaupoma ne tik skiedinių, nes kiekvieną plytą mes turime filkt skiedinių, tai mes sutaupom ne tik skiedinį, bet ir sutaupome ir darbo laiką. Tai yra, mums užtenka padėti vieną gaminį, vietoj to, kad padėti 5-6 mūro gaminius. Silikatiniai siliblokas blokai gali būti mūrimi naudojant tą patį bendros paskirties skiedinį kaip ir paprastas plytas. Tačiau silikatiniai blokai yra ypatingai tikslių matmenų. Tai nulėmė, kad šios blokus galima mūryti naudojant plonasluoksnį skiedinį, tai yra liaudyje vadinami blokelių klijai. Ir tokiu atveju yra formuojama ne 10-12 mm storio siūlė, kai naudojamas bendros paskirties skiedinys, bet yra suformuojama 2-3 mm aukščio skiedinių siūlė. Taigi patogiausias silikatinis blokus tarpusavį jungti silikatiniais blokelių klijais. Tokiu atveju yra formuojama tik horizontali skiedinių siūlė, o silikatiniai blokai vertikalioje siūlėje tarpusavį jungiasi iškišų ir įlaidų sistema. Naudojant silikatinius blokus taip pat didėja ir darbo našumas. Keletą metų atgal buvo padarytas tam tikras palyginimas, tai yra buvo du vienas šalia kito esantys objektai. Vienas objektas buvo mūrijamas naudojant bendros paskirties skiedinį ir kitus mūro gaminius, o kitas objektas buvo mūrijamas naudojant silikatinius blokus su klijais. Galutinis rezultatas buvo toks, kad naudojant silikatinius blokus ir blokelių klijus buvo gauta apie 20-30% didesnis darbo našumas. Ir šioje vietoje reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ne tik didėja darbo našumas, bet naudojant blokelių klijus yra sutaupoma paties skiedinio. Ir čia galima būtų padaryti netgi tokį trumpą palyginimą. Tai yra, silikatinių blokelių klijai yra gal iki 2 kartų brangesni už bendros paskirties skiedinį. Bet bendros paskirties skiedinio mums sienoje reikėtų iki 4 kartų daugiau negu tų klijų. Todėl galima sakyti drąsiai, kad blokelių klijai yra bent 2 kartus efektyvesni už bendros paskirties skiedinį. Mūsų įmonė UAB Citus Construction gyvenvietės projektavimo metu nusprendėme pasirinkti UAB Simpra silikatinius blokelius dėl keletos priežasčių. Šie blokeliai yra stiprus, sandarūs ir leidžia minimalizuoti šalčio tiltus. Karaliaučiaus slėnio gyvenvietė yra išskirtinė tuo, kad šioje gyvenvietėje visi pastatai architektūriškai atrodo vienodai, tačiau jų energinės klasės skiriasi. Priklausomai nuo klientų poreikių galime pasiūlyti 3 skirtingų energinio naudingumo klasių kotedžus B, A ir A+. Tam, kad užtikrinti energinį efektyvumą, dar gyvenvietės projektavimo metu buvo atliekami įvairūs skaičiavimai, o statybų metu buvo atliekami sandarumo matavimai, kurių metu pasiekėme aukštus energinėms klasėms keliamus reikalavimus. Karaliaučiaus slėnio gyvenvietė išsiskiria ir tuo, jog šiuo metu tai yra vienintelis kotedžų kvartalas Vilniuje, turintis geoterminį šildymą, kuris dar labiau užtikrina ypač mažus šildymo kaštus.